Šiame vaizdo įraše analizuosime Ukrainos smūgius Tuapsėje. Ukrainos smūgiai Rusijos teritorijoms jau seniai tapo nauja norma. Tačiau vienas Rusijos strateginis miestas tapo išskirtinio Ukrainos pajėgų smūgių dažnio taikiniu. Tuapsė tapo vienu iš dažniausiai per karą atakuojamų Rusijos miestų, o atakų tempas rodo, kaip ryžtingai Ukraina siekia išlaikyti spaudimą šiai vietoviai ir jos naftos infrastruktūrai. Ukrainos pajėgos per trumpą laiką smogė miestui 5 kartus, o paskutinis smūgis, įvykdytas 2026 m. gegužės 27 d., vėl sukėlė gaisrą vietinėje naftos perdirbimo gamykloje. Ukrainos generalinis štabas apskaičiavo, kad vien balandžio ir gegužės pirmosios smūgiai padarė daugiau nei $300 milijonų nuostolių uosto infrastruktūrai ir naftos perdirbimo gamyklai. Ši suma neapima kelias dienas degusių gaisrų, sunaikintų sandėliavimo pajėgumų ar pakartotinių eksporto operacijų sustabdymų. Iš tiesų, pridėjus sustabdytą gamyklos produkciją, avarinių tarnybų išlaidas ir logistikos sutrikimus, bendri nuostoliai gerokai viršija pradinį įvertinimą. Tuapsės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių pietų Rusijoje ir atlieka svarbų vaidmenį tiekiant kurą tiek civiliams rinkoms, tiek Rusijos kariuomeniai. Naftos talpyklos supančios šią gamyklą buvo labiausiai nukentėjusios nuo Ukrainos dronų ir patyrė didžiausią matomą sunaikinimą. Iki balandžio pabaigos 52% talpyklų buvo sunaikinti, o 9% apgadinti, kas iš karto apribojo galimybę sandėliuoti žalią naftą ir valdyti tiekimo srautus. Tačiau Ukrainos smūgiai taip pat buvo nukreipti į tas gamyklos dalis, kurias sunkiausia pakeisti ir kurios yra svarbiausios, kad gamykla veiktų, pavyzdžiui, perdirbimo įrenginius. Šie įrenginiai atlieka pagrindinius naftos perdirbimo etapus ir net nedideli pažeidimai priverčia stabdyti darbą kelioms savaitėms ar net mėnesiams. Tokia įranga yra ne tik brangi, bet ir labai sunkiai greitai pakeičiama, ypač turint omenyje, kad Rusija anksčiau importuodavo pažangius perdirbimo įrenginius ir komponentus iš vakarų. Eksporto terminalas taip pat buvo ne kartą atakuotas, nes jis yra būtinas pervežant perdirbtus produktus į Juodąją jūrą. Kai terminalas uždaromas, Rusija privalo arba laikinai sustabdyti siuntas, arba, jei įmanoma, jas nukreipti kitų maršrutų, taip padidindama transportavimo išlaidas ir logistinę įtampą. Smūgiai taip pat sukėlė didesnę žalą visame mieste, nes iš prakiurusių talpyklų išsiliejusi nafta tekėjo gatvėmis, o degantys naftos sandėliai siuntė naftą krintančią iš dangaus. Ukraina koncentruoja savo smūgius į Tuapsę, nes tai yra strateginis taškas, kurio Rusija negali lengvai pakeisti, jis tiekia kurą kariniams daliniams ir yra svarbus naftos eksporto centras Juodojoje jūroje. Tuapsės svarba dar labiau išaugo, kai Rusija nukreipė srautus iš Novorosijsko. Iš tiesų, logistinis iššūkis Rusijai iškilo dar anksčiau, kai Ukraina smogė Novorosijsko uostamiesčiui, priversdama Rusiją ieškoti alternatyvaus eksporto maršruto. Tačiau toks sprendimas sutelkė naftos logistiką Juodojoje jūroje vienoje vietoje, todėl Tuapsė tapo prioritetiniu Ukrainos smūgių taikiniu. Nuolat atakuojant Tuapsės terminalą, Rusijos naftos eksporto galimybės drastiškai mažėja. Šie smūgiai jau sumažino Rusijos pajamas iš naftos, kurias Rusija tikėjosi padidinti po naftos krizės, kilusios dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo, kai Trumpo administracija laikinai panaikino sankcijas. Tačiau Rusija per laikino sankcijų panaikinimo laikotarpį iki balandžio vidurio iš naftos sandorių uždirbo tik apie $4 milijardus, nors ši suma galėjo būti gerokai didesnė, jei ne Ukrainos atakos prieš naftos infrastruktūrą. Nuolatiniai Tuapsės uždarimai taip pat griauna Rusijos teiginius, kad situacija yra kontroliuojama. Ironiška, bet Putinas balandį tvirtino, kad rafineriai negresia rimtas pavojus, tačiau vos po kelių dienų objektas vėl užsidegė. Apskritai, Tuapsėje padaryta žala rodo, kaip Ukraina išmoko nuosekliai ir taikliai spausti Rusijos vertingiausią energetinę infrastruktūrą. Jau padaryta žala bus taisoma ilgai, o net ir atstatyta rafinerija liks pažeidžiama, nes Ukrainos smūgių nuotolis ir galia toliau auga. Dabar Rusija susiduria su vis mažėjančiu tinkamų naudoti Juodosios jūros uostų žemėlapiu, o Tuapsė buvo atsarginis variantas, leidęs eksporto sistemai veikti po ankstesnių nuostolių. Jei šis miestas ir toliau degs, Rusijai bus sunku išlaikyti naftos srautus į užsienį, o ekonominė įtampa gilės taip, kad jos jau nebus lengva atlaikyti. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją.
Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2A mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.